turėjom lietuviškus du. Vienas Grūto parkas, bent jau mūsuose, jis vadinamas Grūto parku. Tai yra visas miške, visas šile, visas minkštas, bet aišku labai įdomios konfigūracijos. Mes turime labai daug per tramplinus posūkių, mes turime labai daug trumpų tiesiųjų, ilgų tiesiųjų, tenais viena tik tai vienintelė, kuri sujungia dvi labai techniškas atkarpas. Tai tas manau, kad greičio ruožas toks iššūkis mažas, ne tik mums, bet ir jaunimui į priekį važiuojantiems su labai gerom mašinom. Bet aišku, jie turės labai gerą kelią, labai gerą dangą, tai aš manau, kad turės tikrai gerą įspūdį iš pirmo karto. O jau aišku, tas kelias, kaip jis tampa puresnis, toks važiavimas labai panašus į traukinio bėgius ir krenti ir važiuoji. Faktiškai neturi šanso koreguoti trajektorijos, nei kelio, kuriuo norėtum važiuoti, jeigu jisai tau čiut netinka pagal tas vėžes ir panašiai. Visgi dabar tos oro sąlygos darosi permainingos. Pirmą kartą pravažiavę mes jį turėjom pakankamai sausą dangą, po to nuvažiavom susirašinėtis sekančių, tai yra tų margionių. Ir grįžę čia jau suradom absoliučiai kitą vaizdą. Tai atrodo, kad kažkas tai būtų tenais pagadinės ir pylės iš to laistytuvo vandenį, faktiškai iš langos ugniagesių. Nes toks kiekis kažkoks košmaras. Be abejo, šitos kelios atkarpėlės man yra pažįstamos. Galbūt galas yra įdomus, galėtų būti įdomus žiūrovam. Priekis prie pat starto irgi galbūt gali kažką sužavėti, o daugiau tų atkarpų toks greičio ruožas monotoniškas. 6-8 greičio ruožas, kuris neturi kažkokio tai akcento. Kelios sankryžos, kurios irgi galbūt gali pasidaryti įdomesnės nusivalius kelių, bet principė manau, kad savo visus tuos kozirius atiduočiau būtent margionių greičio ruožų ir tiem susuktiem serpantinam ir susuktiem posūkiam tramplinam, kurie yra nematomi už posūkių ir panašiai.